Sveiki, antradienis ir 7 valiutinių porų apžvalga, kompanija Teletrade, vyriausias analitikas Maksim Pavlovskis. Taigi pradedam nuo euro dolerio savaitinio grafiko, kaip visada standartiškai, ir praeitą savaitę buvo biški išbraižytas čia. Kol kas per praeitą savaitę nieko tokio rimtaus neatsitiko, stoviu tam pačiam diapazone, taip, matom savaitinę žvakę padarė 150-200 punktų judėjimą, taip, tai yra tęsia korekcija pagal augantį trendą ir jau artėja prie vietų, kur galima užsipirkti. Tai viena iš tokių agresyvių vietelių būtų 3480, na, o konservatoriam galėčiau patarti ieškoti tokio saugesnio taško, tai 3400 kažkur tai nuo palaikymo. Gera vieta užsipirkti ir jeigu neįvyks pramušimo, tai labai tikėtinas ilgalaikis vėlgi judėjimas į viršų. Taip, dieninis grafikas, dieniniam grafikė pas mus įvyko augančių pleišto pramušimas, taip, ir matom, pirmas tikslas, kaip atidirba, taip, keliauja link antro tikslo. Dabar pagrindinis ir esminis klausimas, ar bus grįžimas ar nebus, bet pagal dieninį, jeigu įvyks grįžimas prie pramuštos linijos, tai lygis kažkur 3620, 3600 būtų labai geras užsipirkti, padaryti pardavimus, taip, su tikslu kažkur tai apie 200 punktų, taip, link 3-4, kaip ir rodo mums savaitinis grafikas, taip. Na, o nuo 3-4, 3-4-10, 3-4 0-0, 3-3-90, žodžiu, šitą zoną kažkur tai galima gan neblogai užsipirkti su stoplosu apie 150 punktų, na ir profitas tikėtinas, kad bus grįžimas prie lygį 3630 arba net galima aukštesnį profitą dėti, kas tiki, kad bus augantis trendas ir augančios tendencijos nebus palaužytos. Jeigu bendrai žiūrėti, tai šiaip mes stovim dieniniam grafikė, tokiam dideliam slaitė, biški su kryptim į viršų, bet bendras pas mus toks didelis 1000 punktų diapazonas. Ir šitame diapazone su vidinė trendinė linija galima dirbti. H4 periodas, taip, matom, irgi buvo palaikymo, tokio laikymo pramušimas, grįžimas buvo gražus prie 3-4-50, taip, ir puikiai atidirba iki tokios apatinės trendinės linijos, taip, dabar bandymas buvo atšokti, bet normaliai neatšoko, kas yra, nu, toks vienas iš pirminių požymių, kad keliaus toliau į apačią euros doleris, aišku, gali būti dar grįžimas, aišku, gali būti dar korekcijas, ir jeigu toks grįžimas bus, tai 3-6-0-0, 3-5-90 gera vieta padaryti pardavimą ir laukti judėjimą toliau į apačią. Taip, pirkimo, kol kas pagal H4 grafiką, aš čia normalaus pirkimo nematau, tik pardavimą. Taip, jeigu dar pažiūrėsim šitą bendrą visą judėjimą nuo praeitos savaitės, nuo antradienio, taip, kažkur tai galim pastatyti čia per tą mažą judėjimą Fibonacci lygius ir pamatyti, kad mes dabar judėjame į apačią ir darom korekcijas, taip, iki 3.8. Čia nedaėjom, galime laukti iki 3.8 sugrįžimo, galime laukti iki 50 lygio sugrįžimo, plus labai gražus čia psichologinis lygis gausis 3.600, tai čia eiti su pardavimais, stoplosas, tai 80 punktų, tai profitas 100 ir galima laukti ir didesnį profitą iki šitos aiškiai matomos apačios, tai 3-4-20. Valandinis periodas, tai kas buvo išbraižyta, ten buvo pramuštas, iki jo normaliai grįžimo nebuvo. Dabar galim savo pažymėti vėl dar vieną tokį krentantį trenduką, nu šitas galbūt bus ir nelabai aktualus jau. Turim aiškiai matomus šitoj situacijos spigliukus, aš jungčiau. Taip, ir vėlgi grįžimas prie spigliukų, plus lygis, ir čia galimas pardavimas. Sausio 22 dieną, tai rytoj. Ir iš kitos pusės palaikymo galim pabandyti paieškoti. Darom tokią projekciją.
matom, buvo užlindimas, už šitą palaikymą galbūt reikėtų koreguoti, kad nebūtų to negražaus pramušimo. Taip, 1, 2, 3 taškus ir nuo šito palaikymo apačioj ir galima užsipirkti. Taip, valandinis toks periodas. Taip, 15 periodas buvo čia, kas mato, atversta galva ir pečiai. Taip, savo tikslą dirba, bet trendo, to krentančio trenduko nepramušė ir nukeliavo toliau pas mus į apačią. Taip, tai pagal ant 15 kažką tai tokio patart, kaip ir kol kas negalėčiau, nebent imti tą visai trumpalaikį tokį dabartinį judėjimą šios savaitės, bandyti paprekiauti viduje to judėjimo. Būtų vienas toksai palaikymas ir pasipriešinimas projekcinis. Šitą lygį ištrinsiu, kad netrukdytų. Čia galbūt būtų toks palaikymas, galima laukti grįžimo ir pardavinėti nuo jo, bet tokių aiškiai matomų tendencijų 15 nematau ir kol kas neturiu ką patarti iš tokių užtikrintų sandarių. Bendrai dabar judėjimas į apačią, taip, ir pagal didelius periodus, tai yra korekcija ir ruošiamės pirkimui. Trumpalaikiai pardavimai įmanomi, bet ruošiamės globaliam pirkimui, jeigu neįvyks savaitinio čia pramušimo ir dieninio pramušimo šitos vidinės trendinės linijos ir lygiai 3380. Svaras doleris pas mus buvo išbraižyti lygiai ir praeitą savaitę padarė bandymą nuvažiuoti link 6220 lygio, bet matom nepavyko. Savaitę užsidarė krentantį žvakę su spygliuku, taip, ir dabar labai toks smulkus judėjimas, negalim pasakyti, kad mes važiuojame viršų arba į apačią, mes sustingam. Jau 1, 2, 3 savaitę mes stovim ties tų pačių kainų 6, 4, 6, 400, taip, 6, 4, 90, 80. Tai iš šitų kainų diapazono kažkur tas svaras pasitrauks ir tada galima bus kažką tai prognozuoti pagal didesnį periodą. Taip. Dininis lygis, vėl augantis plyštukas buvo pramuštas, taip, jeigu žiūrėtume kūnų liniją, jeigu pastatysim spygliukų liniją, tokį projektą, tai spyglių linija nepramušta, tai pasakyti, kad svaras apsisprendė su figūros pramušimu dar negalima. Kada pramuš dieninis periodas, ta normaliai plėšta į apačią arba sugrįš aukščiau 6440, galima bus pasakyti kažką tai apie ilgalaikės tendencijas. Kol kas man labiau panašu į kritimą, tai aš svarą laukiu pardavimų nuo 6430, 40 galima parduoti, tai, ir tikėtis pramušimų į apačių. Minimum tikslas 150 punktų, toliau galima laukti sugrįžimą atgal 6380 ir vėl parduoti ir tada jau laukti didesnį kritimą, didesnės korekcijas į apačią. Bendrai vis dar ilgalaikiai, jeigu žiūrėti, augantis trendas, tai galima bandyti kažkur tai jau nuo 6170 nuo 23 lygio per visą judėjimą pirkti, arba bandyti nuo 6250 trumpalaikiai užsipirkti, tai grįžimų viršų. Atrodo, kad judėjimas gan didelis, mes turim nuo Liepos mėnesio praktiškai 1700 punktų, tai tie trumpalaikiai užpirkimai ir pardavimai, jie duoda gan neblogą rezultatą po 100, po 200, po 300 punktų. Ir šiaip turėtų būti gilesnė korekcija iki 38 lygio, kaip ir praeitą savaitę sakiau, 5,920 gan neblogas toksai lygis jau ilgalaikiam pirkimui. O iki jo, aišku, galima pardavinėti ir laukti, kad nukris šią arba kitą savaitę. Aišku, 4 periodas, turim šitokį gražų pasipriešinimą, aišku, galima skirtingai braižyti, galima pabraižyti tokį
pagal kūnų pamatyti buvo pramušimai keletą ir dabar pritrinsiu, aiškiau matyti, ja? Ir dabar tą medianą laiko ir neleidžia svarą nukristi, neleidžia nukeliauti į apačią, taip, o į viršų neduodavo šitas stiprus lygis 6,450 nuveikti, taip. Galima, aišku, sujungti spygliukus, čia jau kam kas labiau patinka, taip, ir pamatyti, kad šitą trendinis pasipriešinimas pramuštas nebuvo, taip. Vėlgi, jeigu žiūrėti į apačią, mes jau turim tokį panašų į pleištuką, blogai, kad jisai viršuj, negalima tuomet sakyti, kad čia krentantis pleištas, taip. Vėlgi, čia jau tokių griežtų taisyklių nėra, kiekvienas brėžia kaip nori, galim pamatyti, čia buvo kitas spalvą pažymėsiu. Čia buvo simetrinis trikampis, pramuštas, pirmas tikslas, ir antras tikslas, atidirbtas, taip, ir sugrįžo atgal į figūrą. Dabar šitos figūros turi išeiti, bet jau pagal figūros taisyklės dirbti negalim, nes čia jau nepramušimas, pramušimas buvo šitoj vietoj ir normaliai neatidirba pramušimas. Man visgi anksčiau prie širdies, sakysim, taip, padaryti projekciją šito pasipriešinti į vieną žymiausių taškų ir laukti svaro, čia prie 6,2. 6,2 prieš strandą galim užsipirkti, dabar neblogą vietą pardavimams. Valandinis periodas pas mus prieštarauja tai judėjimui į apačią, nes čia yra tokia klasikinė figūra vėliava. Čia buvo naujienos penktadienį, retail sales, tai yra mažmeninius pardavimai ir išėjo labai geras duomenys, 2% geresnis rezultatas negu buvo laukiama analitikų. Dabar šitą vėliavą pagal taisyklės dažniausiai pramuša į viršų. Jeigu vyks pramušimas į viršų, tai viršų galima laukti 100 punktų judėjimą. Bet įsitikinti tikrą pramušimą ir sulaukti tikrą pramušimą, aš tai laukčiau, kad valandinė žvakė užsidarys virš 6,455 ir atnaujins šitus maksimumus 6,459. Tada tik galima sakyti apie tikrą pramušimą ir jau tada įeidinėti kažkur tai su tikslu 100 punktų, tai bus mūsų šitą viršūnė. Tai net aukščiau reikia laukti, net aukščiau reikia žiūrėti, tai bus jau pagal ketvirtuką, mūsų kažkur tai lygis darimas, taip, ir lygis 6,550, 6,570, kažkur tai ką. Jeigu įvyks pramušimas į viršų. Jeigu pramušimai įvyks į viršų neįvyks, o įvyks pramušimas į apačią, taip, tai labai tikėtina, kad mes sugrįžim prie šito koto pradžios. Taip, ir čia kaip tik grįžimas gražus prie medianos bus ir šitoj vietoj galima visai neblogai užsipilti 6,320, taip vėlgi tikslai, orientuojamas į prieš tai buvusį judėjimą, 50 punktų galima imti laisvai, galima agresoriam patarti laukti didesnį tikslą, 100 punktų, grįžimo prie linijų susikirtimų, taip, o stoplosas už šitų spygliukų, visai teisingas stoplosas būtų už palaikymą, taip, 50 punktų stoplosas kažkur tai ir 50 arba 100 punktų profitas. Čia jau priklauso nuo jūsų, net vieta visai nebloga paprikiauti. Taip. Ir 15 periodas, gražus platukas, taip, matom, kaip tvirtai laiko lygį 6,450, biškį nedaeina, 6,455, geras lygis, gera vieta, taip, čia visą dieną. Vakar mes stovėjom, prieš tai mes stovėjom visą penktadienį prie šitą liniją. Šiandien patestavom naktį ryte šitą liniją, taip, ir niekaip neišeina mums pramušti virš 6,450, bet ir į apačią nelabai išeina pramušti 6,400, 6,410. Taip, mes sustingom nuo penktadienį šitam 50 punktų diapazone. Tiem, kas mėgsta smulkius, tokius trumpalaikius sandariukus, po 20, po 15 punktų, tai yra aiškiai matomas ribos, tai yra 6,455, 6,425, 6,406, 0,5
20 punktų atstumuose galima visai neblogai paprekiauti užsidirbti. Stoplossas čia irgi nedidelis, už spygliukų keletą punktų taip pastatyti, į apačią irgi už šitos vietos galima pastatyti ir toliau prekiauti šitam diapazone. Čia jau aišku priklauso nuo jūsų prekybos stilių ir nuo jūsų kantrybės arba galimybės įdėti prie kompiuterio. Doleris, šveicarijos frankas, savaitinis grafikas padarė galutinai korekciją D iki pasipriešinimo ir dabar nuo pasipriešinimo atšokė. Dabar vėlgi yra du variantai, arba atidirbs klasikinis pasipriešinimas ir mes variuosime apačią, arba bus bandymas pramušinėti šitą pasipriešinimo liniją ir tada mes pramušim tą trumpalaikį trenduką ir mums bus atidarytas kelias minimum iki 9300, 93 kažkur tai 9270, 9300 kažkur iki ten. Bet jeigu žiūrėti ilgalaikę kažkokią tendenciją ir laukti dolerio augimo, tai visai tikėtinas lygis ir 9690, 9700. Taip, bendrai irgi, jeigu pamatysim, pažiūrėsime ilgalaikės tendencijas franko, tai jau metus laiko mes stojam šitam diapazone 9690, 9700, 8900. Taip, visai tikėtinas scenarijus, kad ir šiemet mes čia pastovėsim. Dieninis grafikas, taip, labai gražus buvo, kaip tik per apžvalgą rodžiau šitą vietą, taip, labai gražus per praeitą apžvalgą, labai gražus grįžimas ir labai puikiai atšoko ir važiuoja toliau, atnaujina viršūnės, taip, visai tikėtinas variantas, kad mes važiuosim link 9216, 9220, link šitą lygį, taip, ir čia jau bandysim vėl šokinėti, daryti kažkokią korekciją, vienintelį vietą, kurį gali sutrukdyti, tai orientuojamės į šitus spygliukus ir šitą gražų tokį pasipriešinimo lygį. Taip, jisai bus jau horizontalus ir kas eina į pirkimus franko, taip, atkreipkite dėmesį, kad čia galime dalį pozicijų fiksuoti, galimas trumpalaikis atšokimas, bet bendrai kol kas tendencija į viršų, jeigu paimsim jau šito judėjimo Fibonacci lygis, tai galima nuo spygliukų, matom, kad buvo 38 lygis, biškį už linijų, tai galima nuo kūnų, matom, kad buvo 50 lygis, taip, ir vis dar judėjimas tęsiasi, judėjimas į viršų atnaujintas, taip, galima dabar vėl tikėtis korekcijos ir vėl eiti į pirkimą sandariuką ir važiuoti toliau į viršų. H4 periodas, taip, toks gražiai makalinė, taip, bet dabar čia grįžimo nebuvo pas mus, važiuojam pagal augantį trendą į viršų, va šitas atšokimas nuo vidinės trendinės linijos, nebuvo atšokimo iki palaikymo, sako, kad daugiau noras važiuoti į viršų ir du variantai, arba laukiam visgi sugrįžimo prie palaikymo, čia perkam, arba laukiam pramušimų į viršų, jeigu žvakė, pavyzdžiui, ketvirtuko taip užsidarys, aukščiau užsidarys kūnas, tai galima net nuo šito lygio 9,10, 16 pirkti, arba sulaukti normaliai pramušimo ir franko perėjimo į naują trenduką, taip, ir pirkti 9,40, 9,50 su tendencija į viršų ir su lūkesčiais, kad pratęs judėjimą ir pratęs toliau augantį trendą. Pardavimų prieš trendą nerekomenduočiau, rekomenduočiau ieškoti tik pirkimus. Valandinis periodas, labai valandiniam periodui. Čia jau šiandien prieš apžvalgą dariau biškį tokio stebėjimo, analizę. Taip, jau matom, kad buvo pramuštas palaikymas, pasipriešinimas, atsiprašau, buvo grįžimas prie pasipriešinimo linijos, prie spygliukų linijos, taip, matom, aiškiai matom, susiformavusi palaikymą iš apačios, taip, gali padaryti viršūnį tokį bandymą subraižyti palaikymą, pagal du taškus, matom, buvo ryte, 10 ryto, kaip tik
į kūno liniją pagal 2 taškus, taip atsirėmimas ir gražus atšokimas. Tad daryt dabar, taip vėl valandinis periodas neprieštarauja pirkimams ir galima pirkti va čia nuo linkio šito arba biškį aukščiau, čia priklausomai, kur jūs galite leisti pastatyti savo sandorį ir stop-lossą. Tai 9,097, 9,090, kur tai šitoje vietoje galima laukti sugrįžimo ir franko pirkimo su ilgalaikiu planu arba trumpalaikis toksai 50 punktų procentas ir kokiu 25-30 punktų stop-lossas. Gera vieta pirkimui, nuo agresoriam, aišku, galima pabandyti surizikuoti, 9,140 parduoti ir vėlgi tikslas 40 kažkur tai punktų į apačią ir stop-lossas čia užtenka 20-25 punktų. 15 periodas duodam į tokius paskutinius 10 tendencijas, duodam augantį trenduką ir mes su juo galime visai neblogai paprekiauti. Vėl visiems visada patarima prekiauti pagal trendą, tai geriau nuo 9,100 buy ir laukti į viršų. Galima, aišku, prieš trendą, tada 9,150 sell ir laukti sugrįžimo prie apatinio palaikymo. Na ir doleris jena, savaitinis periodas buvo savaitinis sugrįžęs prie lygio 1,300, biškį žemiau už linzę, 1,280 buvo ir dabar puikiai atšokinėja ir rodo visą savo norą važiuoti toliau į viršų. Taip, savaitinis kol kas sako buy. Dieninis periodas nebuvo dėja grįžimų, nebuvo gilesnės korekcijos, aišku, per porą dienų dar gali sugrįžti į šitą vietą, bet labai abejoju, nes daugiau tokias norus važiuoti viršų rodo, nors paskutinį 2 savaičių, 3 savaičių tendencija kol kas į apačią, taip matom, kiekvieną naują viršūnę žemiau negu prieš tai einantį, bet jeigu būtų noras pas jeną vykdyti gilesnę korekciją, tai jinai turėjo būti šitoj vietoj, šitų žvakių, taip, bet to nevyko, kol kas tai baisiausias diapazonas, 100 punktų, taip, visą savaitę mes stovėjom šitam diapazone ir dabar va čia kol kas dieninė žvakė rodo ketinimą ištrūkti iš šito diapazono ir važiuoti toliau į viršų. Su viena sandoriu jokių kas nepatarčiau, reikia palaukti, kasgi bus atnaujinęs viršūnės ar neatnaujinęs, bet aišku, agresoriam galima patarti pabandyti į pardavimą įeiti nuo 105.20-105.30. Rizikingas, bet dėl to, kad stop-lossas mažas, o potencialas sandorių milžiniškas, galima surizikuoti. Prieš 4 periodas buvo pramušimas, grįžimo normalaus nebuvo, čia lygis nesuveikė, taip, iš apačios, kada sugrįžo iš viršaus, puikiai atlaikė ir davė neblogą atšokimą. Čia galbūt galima pabraižyti palaikymą ir pasipriešinimą ir pamatysim, kad bus čia pas mus trikampėlė galbūt vėl tokių aiškių trendinių, sakysim, taškų neduoda šitą valiutą, bet 103.30 labai neblogą vietą, kad pabandyti įeiti ilgalaikį pirkimą. Taip, arba jeigu pramuš šitą pasipriešinimą, pramuš, sugrįš ir 104.50 bus neblogas pirkimas. Valandinis periodas yra tarp pasipriešinimo linija pas mus, bet atrodo, kad yra dar didelis pikliukas ir pagal jį galima pastatyti pasipriešinimą. Čia galima ir pakoreguoti mūsų pasipriešinimą, pasakyti, kad įvyko pramušimas, tai aš dar nepasakyčiau. Taip irgi formuojama pas mus gan nebloga, kada tai jau baigta, gan nebloga, aiškiai matoma figūros metrai įtvirtintas, tai ją gali laukti pramušimų ir dirbti jau pagal figūros
taisyklės. Taip, jeigu pramušiu apačią, tai aš patarčiau sulaukti pramušimų 104.20, tada grįžimas, taip, pardavimas, važiuojame apačią. Jeigu pramušiu viršų, grįžimas tai tik 370 ir planuojam važiuoti į viršų. Taip, RM15 periodas. Irgi nieko tokio ypatingo neduoda mums šitas periodas, nebent traktuoti šitą formaciją kaip dvigubą dugną, taip, ir matom, kad 30 punktų pramušimas, grįžimas ir 30 punktų, kuomet dvigubas dugnas save atidirbo. Grįžimo prie linijos buvo iš karto agresyvus, bet šitoje vietoje 104.5 galima dar kartą pabandyti iššokti iš šitą traukinį į viršų ir tikėtis, kad čia buvo būtent dvigubas dugnas ir jis apsuks trendą ir važiuosim mes toliau į viršų. Tai galima šitą dvigubą dugno projekciją pastatyti nuo šitų viršūnių ir turėti tokius diapazonus trumpalaikiam prekybai po 20-30 punktų galima eiti ir pagal trendą, ir prieš trendą, ir prekiauti diapazoną. Taip, Australijos doleris savaitinis grafikas, savaitės praeitą bandymas buvo važiuoti į viršų, sustabdė kažkas prie 9.080 ir matom, kad įvyko savaitiniam lygio 8.830 pramušimas. Taip, ir dabar jau savaitė užsidarė žemiau šitą lygį, dabar vyksta grįžimas ir labai tikėtinas tolimesnis judėjimas į apačią. Taip, praeitą savaitę jau atnaujintas paskutinis apačios ir visai tikėtinas važiavimas apačią iki 8.200. Taip, už tą važiavimą ir Centrinis bankas Australijos, taip, ir visa Australijos tokia, eksportuotojų infrastruktūrų. Taip, todėl aš patarčiau, jeigu Australai imti, tai ieškoti tik pardavimų. Dieninis grafikas irgi šito krentančio trikampio pramušimas ir pagal taisyklės šiaip jau tikslas dar kažkur tai 300-400 punktų į apačią. Taip, pramušė, matom, buvo sugrįžimas prie pramuštos buvusį palaikymą ir dabar gražiai mes atšokinėjame. Tai va, šitoje situacijoje, jeigu atnaujina apačias, galima ramiai daryti pardavimus, stop lossas jau priklauso nuo jūsų galimybių, bet tai profitas pagal savaitinį gan didelis, pirmas sustabdymas rimtas toks už 200 punktų. Taip, H4 periodas, mažytė karšta galva ir pečiai, kurie nepramušė, kurie nesuveikė ir jeigu dabar naujina apačias, tai jau bus sugadinta figūra, irgi ženklas toks, kad mes važiuosim nuo apačių. Čia vėlgi gan didelis ir įspūdingas judėjimas, tiesiog dėl bendro dydžio judėjimo. Taip neatrodo tas judėjimas įspūdingas, bet jis iš tikrųjų yra 300 punktų ir čia ramiai galim statyti Fibonacci lygius. Taip, kad dabar buvo 23 lygis, jis puikiai atidirbinėja. Jeigu bus pratęstas judėjimas, tai parodys, kad daug rinko agresorių ir vis dar pas mus krentantis trendas, krentančios tendencijos, todėl ramiai galima laukti kitos sugrįžimo, kitos korekcijos, ten įeidinėti ir tęsti judėjimą į apačią kartu su Australijos doleriu. Valandinis periodas irgi turim Fibonacci lygius. Tokio judėjimo tik Fibonacci mums padės, techninė analizė, jokių linijų, čia pasipriešinimo palaikymų pabraižyti negalim, tiesiog neduoda toks agresyvus judėjimas nuo tos galimybės. Laukiam judėjimo pratęsimo ir jeigu jis vyksta, žiūrim, kur sustos, tempim ten FIBA ir įeinam nuo 23 lygio ir važiuojam kartu toliau į apačią. Pirkimų nepatarčiau. Ir 15 periodas, taip, ir matom. Čia dar praeitą savaitę galima buvo kažką tai pabandyti surasti kažkokį vietą, taip paprekiauti, bet bendra tendencija gan agresyvus judėjimas į apačią, kuris šiandien ryte ir prasidėjo. Taip, dėl kažko tai apart pardavimo ieškoti nepatarčiau, čia tiesiog
galima mažesnis tokius korekcijas paimti, taip ir su mažesnis stoplosu surizikuoti ir įeiti į sandėliuką. Vėl, jeigu žiūrėsim šitą konkrečiai šiandienos situaciją, taip grįžimas prie 23 lygio, biškį nedaėjant prie 38, galbūt būtų tikslingiau statyti didelį filą, traktuoti kaip atėjimą 23, čia kiekvienas kaip nori gali pastatyti, aš tai laukčiau sugrįžimo prie 50 lygio, prie psichologinio 8,8 ir čia jau eičiau į stambesnį tokį pardavimą. Stop-lossas už viršūnį 40 punktų, tai profitas 100-200 punktų jau nuo jūsų gobšumo priklauso. Kaip savaitinis Zelandas atvirkščiai negu Australas, praeitą savaitę nieko, jokių lygių nepramušė, biškį nedarė iki savaitinio pasipriešinimo ir gražiai atšoko. Taip, vėl galim pažiūrėti savaitinę žvakę, nėra labai įspūdinga, didelė, 200 punktų, bet didelis spiglis į viršų sako, kad ten jau Zelandas sutiko gan geras, stiprus pasipriešinimas. Taip, ir lygis toks yra praeitą kartą, jeigu žiūrėsim tendencijas, taip, tai šito lygio atšokimas buvo šitoje vietoje 300 punktų. Galima laukti ir šį kartą kažko tai panašaus įspūdingo, irgi ties 8,1 galima stabdyti savo pardavimą. Taip, gynybinis periodas, daug yra lygių, bet 8,4,0 sustabdė vieną kartą, antrą, trečią, ketvirtą. Irgi tą patį antradienį peraugimas, jeigu pramuš galima pirkimus daryti, jeigu nepramuš, tai pardavimai vyksta, pramušimai nevyko, dieniniam periode taip dirbame čia 200 punktų ir matom, pasikoregavo pirmadienį ir šiandien vėl bando. Kol kas krentant žvakė, tai yra visai galima tendencija į apačią link 8,170. Taip. Aš 4 periodas turėjau trenduką, buvo užlindimas, čia neatšoko, taip, palaikymą tą pasipriešinimą sugadino, nors jis ir nebuvo tvirtas, tik 2 taškai buvo, taip, o į apačią irgi gan gerai pramušė, bet vėl čia buvo pirmadienį vakarą nesustabdė dėl kažkokios tai priežasties šitą liniją, taip, biškį užlindė virš, galbūt čia irgi neverta gražiai techninės analizės, o reikia dirbti pagal lygius. Taip, jeigu lygius išstatysim, matysim, čia yra gan geras lygis pardavimas su tokiu užlindimu būnančiu už 8,30, taip, kad stop-lossą būtinai slėpti čia. Reikia stebėti, jeigu ketvirtuko žvakė užsidaro žemiau šitą lygį 8,317,20, grįžimas ir galimas pardavimas. Vėlgi tikslas 90 punktų, nors stop-lossas apie 50 punktų turėtų būti. Šitą medianą jau suveikia, gražiai čia sustabdė, todėl jinai kaip pirmas toks pasipriešinimas galima, bet čia daugiau gąsdina šitas lygis 8,20. Taip, matome, čia buvo laikė gan tvirtai, čia buvo makalinė šito lygio, taip, čia nepavyko pramušti, čia nepavyko pramušti. O šitas lygis duoda mums tokią pirkimo vietą trumpą laiką, bet stop-lossas irgi gan didelis, taip turi stovėti už šitų spinduliukų. Geriausiai, aišku, tokioje situacijoje, tai pardavimas ir tikslas 170 punktų, stopas 50. Čia palankesnis sandoris, mano manymu. Valandinis periodas irgi bandė sukurti kažkokią tokią krentančią tendenciją gražią, normaliai suformuoti tas tendencijas nepavyko, sakysim, kad galima būtų kažkokius trendus savo nubraižyti. Ir dabartinė situacija pas mus buvo didelis judėjimas per naujienas vandys į viršų. Dabar, jeigu pastatysim į naujieną, Fibonacci pamatysim, kad judėjimas pratęstas nebuvo, tas judėjimas naujienas pasibaigė ir dabar pasidėjo visiškai
aš tuos pirkimus patarčiau daryti trumpalaikius, pagal Fibonacci lygius irgi galima kažkur tai iki 50 lygį, iki 8,300, nedidesnį. Bet bendrai žiūrėčiau į pardavimus Zelandų. 15 periodas, nieko jisai tokio gero, sakysim taip, neduoda. Biški istorija, matom, kad yra tvirtas, geras pasipriešinimas, taip, apačioj palaikymo, taip, iš pirmo žvilgsnio gero nebent tokį kažkokį, dabar įkrentant į trenduką ir iš jo kažką tai pabandyti ištraukti, taip, tu su kūnais, tu su skaitliukais yra du įėjimo taškai, pirkimas, taip, arba čia agresyviai, arba čia konservatyviai, o su pardavimais biški sudėtingiau. Čia vėlgi buvo tokia vėliavėlė, nepramušė į apačią, galima laukti grįžimo prie 8,330 šitos vietos, taip, šiandien vakare arba naktį ir čia bandyti parduoti jau su dideliu tikslu į apačią. Na ir Kanados doleris pramušęs tas pas mus tas savaitinis trendukas, taip, ir matom naują viršūnę, taip, praeitą savaitę augantį ir šią savaitę irgi jau atnaujina viršūnės, jau virš 1,10, kaip ir sakiau, per praeitą amžių neaišku, kas stumia Kanados dolerį į apačią, Amerikos dolerį į viršų, būtent šitoje konkrečiai valiutiniai poroj, taip, tai kol kas aš susilaikyčiau nuo pirkimas iš šitoje valiutų poroj, nors dieninius matom, pramuštas, sugrįžo prie linijos ir naujame judėjimą juda toliau, taip. Dabar ketvirtukas pagal tą judėjimą visą buvo Fibonacci, grįžimas prie 23 ir dabar atnaujina viršūnės. Vėl galime statyti Fibonacci lygis, kur sustos ir bandyti 23 įeiti į pirkimą. Čia vienintelis variantas, kaip paprikiauti šitą valiutą. Valandinis periodas, išbraižytas pas mus trendukas, galima pagal trendinį lygį laukti kažkur tai sustabdymo ties 1,1030 arba 1,1050 prieš trendą pabandyti padaryti pardavimą ir bendrai laukčiau grįžimą prie 1,9 kažkur tai 80. Čia pirkimas ir tada važiuojam toliau į viršų. Ir M15 periodas, nieko tokio ypatingo nepamatysim. Čia reikia reaguoti arba pagal situaciją. Taip, matom, kad dabar buvo toks trendukas, bet aišku, čia vietų daug ir dabar vyksta pramušimas. Jeigu pramušimas įvyks, grįžimas prie 1,10,0,08 pirkimas. Taip, arba žemiau prie 9,80 ir pirkimas kažkur tai čia. Tai šiandien viskas, kita apžvalga kitą antradienį 11 valandą.